Labas rytas. Štai ir antra kelionės diena iš Aušo. Vakar nebaigiau filmuoti mūsų atsisveikinimo. Tiesiog grįžome nevėlai apie 8:30 ir turėjome siurprizą, numirė, nebuvo elektros. Nei kondišonas veikia, nei pasikraut ko, Bet viskas išsisprendė, ačiū Dievui. Parašėm savininkam, pakankamai operatyviai sureagavo, per valandą vėl turėjome elektrą. Šią naktį išsimiegojom pakankamai komfortiškai su įjungtų kondicionieriu ir vėl ruošiamės sekančiai dienai, pusryčiaujame ir varome į Valetą. Šiandien patyrinėsime pačią šiuolaikinę Maltos sostinę ir pasidalinsiu su jumis įspūdžiais. Iki greito susitikimo. Mūsų keltas jau atplaukė, sėdame ir varom į Valetą. Varysim ant viršaus, kad pasižiūrėti vaizdelių gražių. You say you need your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing what I already know. I give you love, but you ration yours. You open up just to close the door. You stay closing doors. I stay up. Love me, baby, say it with your chest. Yeah, tired of the maybes, I just want the yes. Don't play me like a song on the spin. If you ride for me, then ride to the end. Don't wanna love this paper thin. So why you always halfway in? Dabar važiuojam, kur tas liftas, matot, stiklinis, šito liftu užsikelsim į tos sodus ir tenais pasižiūrėsim gražią panoramą dar įlankos. Mūsų kelionė baigta, 10 minučių ir atplaukiam. Iš tikrųjų geriau negu su autobusu. Na, aišku, tik brangiau, ten kortelę nusipirkom, bet vietoj kortelės dabar po 3 eurų žmogui už sumokėjom. Bet fainai, vandeniu fainai keliaut. Va, mūsų Sant'Angelo pilis iš kitos pusės kaip atrodo. Na va, prieidinėjom prie to lifto, kur pasikelt galima. Neskubėk, žmona, pasižiūrėm, žiūrėk, kokios kolonos, savo arkos. Eina grožis. Baraka liftas kažkoks tai. Nu, einam, užsikelsim. Nu va, mes jau ir praėjom. Šiaip tai liftas kainuoja 1 euras, bet jeigu plaukiate iš Birguvo, kaip mes plaukėme su šito keltu, tai tada kelto bilietas galioja. Bilietas į liftą. Galim su to pačiu bilietu pasikelt ir liftą. Nežinau, čia kas matytis, langai tokie neplauti 10 metų. Čia kažkiek geriau vaizdelis. Čia ta siena tai turbūt iškalta uoloje, ne žmogaus padaryta. Žalgrotas. Vau, vaizdelis koks. Vau, armat. Jau. Nulipam, pažiūrėsim, kas čia matosi. Ar gražu. Na, kas čia gražaus. Kolonada kažkokia tai, pilonas. Nu ką, žiūrim vaizdelį į uostą. Čia stovi 2 kruiziniai laivai. Šiandien, man atrodo, atplaukė jie tik tai mūsų pusę čia, kur Sant'Angelo bastionas ar pilis, net nežinau. Šiaip tai būsite, tai būtinai aplankykit, labai gražu tenais.
Ir va čia tie 3 miestai, čia va vienas, Birgu, čia ten kažkoks, tai pamiršau pavadinimą, jeigu rasiu, parašysiu. Ir va ten va 3 Iškyšulys, 3 miestas, kažkada buvo jie kaip atskiri miestai, kai aš kaip supratau, o dabar jau čia priklauso turbūt Valetai, kaip kažkoks distriktas, kaip rajonas. Na, taip vaizdelis tai toksai va, viskas užstatyta, visur gatvės, visur uolos. Einam toliau pasižiūrėti. Nu, va. Koks vaizdelis, čia toks dar parkelis viršui su fontanu. Ai, čia kažkokia tai buvo, nebuvo, gal dabar yra kažkokia tai saliuto. Vakar visą vakarą kažkas šaudė kaip patrankom, gal čia pas juos vakarais šaudo tom patrankom. Saluting batery. Noonday gun fired at 12 hours today. Okay. Na, čia va dar iš kito kampo irgi. Kažkoks toksai bokštas gražus, ten turbūt namo stogas. Kažkokia terasėlė, žiūrėk, tai ten kėdutės, staliukai sudėti. Čia va kur keltas mūsų prisišvartavo, čia prieplauka žemai. Na ir va ten va dar kažkokie tai dar daiktai. Einam dabar, pasivaikščiosim, patyrinėsim tą baraką ir praeisim pačioj Valetoj, tam 2 pagrindiniam. Merchant Street ir Liberty Street, atrodo. 2 išilgai eina Valetos gatvės, jomis ir praeisime. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the Saluting Battery. Throughout the day we have various sites that we offer you. We have the first HQ tunnel tour starting at 10 o'clock. The first dug by the Knights of St. John and used to move troops to and about from the counter guards without being seen by the enemy. Later on they were used by the British to win the air battle over Malta during the Second World War, and then used by NATO to monitor and track Soviet submarine activity in the Mediterranean Sea. Down to the reception area where you can book. Mano žmona nori šaudyti. Na va, jau išėjome iš tos barako parkų, o čia vaizdelis į gatvę. Tradicinis Maltos. Ir čia namai gražus. Na štai, po tokiom siauromis Valetos gatvelėmis link St. John'o katedros. Labai daug balandžių. Ten sakė, viduje labai baroko stiliaus apdaila ir Kavaradžio paveikslai. Pažiūrėsim. Miestelis tai nedidelis, viskas vietoje. Išėjome va čia į Merchant gatvę, kur padarytos kavinės gatvė, tokia pėsčiųjų gatvė. Ir čia visai netoli tą katedrą, iš jos toj įsuksim į katedrėlę. Nu ir čia pasivaikščiosim paskui. Tai va, mes į tos link tos katedros ir einam, va. Mane va čia. Na va ir priėjom tą St. John'o subkatedrą. Atrodo iš išorės tokia paprasta, bet viduj sakė labai gražu, verta užeiti, tai kad eisim pirkti bilietų. Ieškam įėjimo į šitą katedrą. Į kitą gatvę išėjom Liberty, man atrodo, čia tos 2 gražiausios gatvės Valetos. Ir dabar, čia kažkokias religinės gražios statulos, nu jau jie tokia prabanga ir spalvos čia mėgsta. Ir va čia už kampo tas įėjimas į katedrą, einam pirkti bilietus ir šaunam vidun. Va, išėjome
iš katedros ir praėjome gatvelėmis Maltos, išėjau į aikštę, kur Tritono fontanas. Jisai labai įspūdingai čia atrodo. Ir kiek mačiau nuotraukas, tai naktį labai gražiai apšviestas ir gražiai atrodo. Nu, ką, nežinau, naktį mažai šansų, kad čia atsidursim. Bet dieną irgi labai gražiai statulos, tas didelis jisai labai. Aišku, gaila, kad drono nepaėmiau, nors čia su dronu Malto labai didelės problemos, kiek aiškinas, nes čia šalia yra uostas ir čia visur neskraidimo zona. Nežinau, gal kokį mažiuką, tokį rankinį pasiėmus, kur kyla 10 metrų, gal ten kažkaip su juo galim būti ir paskraidyto. Nu, tiek to. Dabar pasigrožėkime fontaną. Einam link Fort St. Elmo, tenais, kur fortas augantis įplaukimą į Maltos įlanką. Na štai, dėjom čia pat, čia išplaukimas iš uosto, 2 švyturiai, ten St. Elmo kažkoks švyturys. Ir čia vad šita tvirtovė, dabar bandysim surasti tvirtovę, bet vaizdelis tai toksai pietietiškas, labai fainas. Laivai, mūsų Sant Andželo tvirtovė tenais, kur vakar buvom užsikeberiauję. Ir va čia jau Valetos senieji sutvirtinimai likę, o ten va grotas kažkoks tai matosi. Tai va, mes jau karo muziejuje čia, Sant Elmo tvirtovė ir karo muziejus. Tai va, mėlyje, jeigu norit nueiti šitą švyturį, tai tik susimokėję 8 eurai suaugusiam. Ir prašom, apsilankykit. Kažkaip tai įdomu praleisti laiką, geriau nei po tas pačias gatves vaikščioti. Čia vaizdai tikrai gražus. Ten matosi toliau statosi nauji namai. Kitoj pusėje dar vienas švyturys, ten irgi turbūt muziejus, kur tie yra bastionai. Čia viskas buvo kariniam tikslam naudojama iki dabar. Dabar jau čia nebėra karinių bazių. Malta lengvai paimama. Matyt, dabar kitokie ginklai, nereikia sutvirtinimų ir fortų. Karo reikalam, ar ne? Taip, sukamės toliau. Einam pasižiūrėti čia bastionus, įtvirtinimus, gal nueisim prie to švyturio. Jeigu leis sveikatą, bet šiandien lengviau, kažkaip jau, bent jau aš nežinau, priprantu prie to karščio, jau nėra taip kaip vakar. Dar po kokių 2 dienų tai turbūt jausiuosi čia visiškai gerai. O, žiūrėkit kokia statulų kompozicija. Wanna throw away your enmity, wanna wear it to sleep tonight, wanna wipe our slate clean, wanna pick this thing up right where we left off. And now wish it wasn't, but my mind's made up in two. What's killing the most is knowing 2 things can be true. 2 things can be true. Štai užlipom į muziejaus 2 aukštų, čia mes vaikščiojom apačion. Čia dar vaizdas iš aukščiau. Bet einam ekspoziciją. Ekspozicijos turbūt jums nerodysim, patys apžiūrėsim. Oi! Gerai, aš palaikysiu. Nukrito mano kapeliušas, vėjas nupūtė. O čia va matome, čia tas fortas, čia matyt buvo barakai, kareivinės 3 aukštų. Viskas citadelė tokia, čia kažkas paslėpta po žemę. Nu ir va ten va Sliema, naujas rajonas, bandysim plaukti su keltu į Sliemą, pamatyti šiandien dar yra tik vidurdienis, tai su 2 dienų pabandysim į vieną sukišti mūsų pasivaikščiojimus, kad paskui būtų 1 diena daugiau kokiam pliaže pagulėti. Wanna throw away your enmity, wanna wear it to sing a bride where we left
Atėjom į tą vietą, kur keltas į Slim pusiasalį va tą eina. Einam, dabar reikia nusileisti žemyn ir kelsimės į kitą pusę. Mes jau kelte į Sliemą ir tuoj plauksime va tenais. Dabar grįžtam atgal jau į Valetos pusiasalį iš Sliemos. Iš tikrųjų, Sliema naujas miestas, kam patinka parduotuvės, šopinimai, kavinės, tai velkom čionais. O mes tai to kažko nieko ypatingo nepamatėm, pasivaikščiom, užėjom biškį į šopus, ten nusipirkom maisto vakarieniai ir šiaušiam atgal į keltą, plaukėme į Valetą, o paskui iš ten paimsime gal su jau to laiveliu mažiuku, gal perplauksime į savo pusiasalį ir jau eisimės, ruošimės vakarieniai, vakarojimui, o rytoj planuojam jau plaukti į Žydrąją lagūną. Gal bus jums įdomu pasižiūrėti, tai kviečiame pasilikti ir stebėti toliau. Tai randuosi šitam jau Valetos uoste, persikėlėm iš Sliemos. Realiai labai patogu padaryta, va tik tai dabar susigaudėm, supratom. Čia jeigu plauki su tais keltais, tai va, pavyzdžiui, iš Sliemos persikėlė į Valetą ir iki tos pusės uostą Valetoje yra, va, stovi, toj parodysiu aš jums, kur yra, stovi tokia, va, gerai, nesakinėsiu, apsisuksiu, va, už manęs tokia kaip vietelė, shuttle. Tai tenais toksai mažas busiukas stovis iš vieno uosto į kitą veža, kaip public transportas. Su ta kortelė, kurią turite, galite skaityti ir nuvažiuoti iš vieno uosto greitai į kitą, ten per 15-20 minučių pravažiuoja visą Valetą kiaurai. Atsidurėt kitam uoste ir iš karto galite į tų 3 miestų uostą kelti su kitu keltu. Labai patogu iš tikrųjų padaryta. Taip kad jei kas keliausite, tai žinokite, kad yra toks dalykas. O šiaip Sliema tai toks daugiau modernus miestas. Vienintelis pliusas jame, kad, pavyzdžiui, iš jo uostų yra labai daug kruizinių iškilų į jūrą, po salas, po Komo, kur Žydroji lagūna, po Godzo salą. Įvairių variantų ten būna į abi salas, arba į vieną, ar aplamai ten pasimaudyti. Tai jeigu domina tokie dalykai, tai iš Sliemos salos prašome visada iš uosto. Ten žiūrėjome, yra 10 ryte išplaukė, vakare po 6 grįžta. Ten 3 gal ar 4 variantai įvairių kruizinių laivų. Vienas prabangesnis su maitinimu, kiti ten tokie su daugiau turistiniais, su autobusais vežioja po tas salas, rodo viską. Tai, kaip sakant, kiekvienam pagal jo skonį ir poreikis. Hello! Eisi? Sergei? Wait, sir, wait. Aha, okei. Plaukiam su šita valtele dabar į savo. Madam, here. Okay? Okay. Madam, sit down there. Now, this side, my friend. This way. Okay. Okay. Okay? Hello. Tik čia. How many persons, my friend? But I need... Nu va, varom dabar su atgalva, nors ir šitas keltas yra, bet nusprendėm su valtele. Tokias va ten va vienas uoste laukia, bus tokia va plaukiame. Čia ta Doha kažkokia, tai Maltos firminė valtelė. Paturėsim nuotykį, kainuoja 3 eurai. Tiesa, pamiršau pasakyti, pasirodo tas autobusiukas iš uosto į uostą su to Explorer korta negalioja. Vienam asmeniui euras. Su juo važiuoti, tai susimokėjome ir šitą atvažiavome į uostą. Čia 10 minučių gal mažiau važiavo. Labai patogu iš vieno uosto į kitą. Ir pasižiūrėjom va čia tam pačiam uostą, tik tai kitas priplaukimas, ten yra greitasis laivas
į Goco salą ir iš Goco. Tai mes rytoj važiuosime su autobusu, ten kelsimės į Como, pabūsime, pasimaudysim, varysim tada į Goco ir pasivaikščio Goco, jau iš ten su greituoju kateriu laivu grįšime čia, 5 minutės. Iš to Goco salos iki Valetos čia plaukia, paskui iš Valetos vėl persikelsim ten į savo ir labai greitai viskas bus, gaiviai pasikruizinsim. Tai ką, tai turbūt jau kaip ir šios dienos pabaigėlė ir atsisveikinu su jumis, nes važiuojam jau į savo namus. Ten biškai apsiprausim, gal eisim pavakarieniaut, pavakarosim ir susitiksim jau kitą rytą. Čiau, kakao. There will be everything